Sveiki, senai nesimatėm. Atostogavau, planavaugi per atostogas darysiu tą, iš tikrųjų nieko nebenorėjau daryti su bitėm. Buvo kažkokie tokie darbai atliekami kaip saulės elektrinės montavimas. Dar ten kažką pasidariau čia, kad tiesiog ne kad man tos reikia elektros, tiesiog kad įdomu buvo. Tai va, lyjo 2 dienas. Vakar pusę dienos, šiandien visą atlyjo, viską šlapė. Tada kažkada buvo 2 spiečiai pagauti, 1 spiečių tiesiog nieko nefilmavau, nusikėliau, norėjau surasti motiną, arba vilį, arba ten vakaras buvo tamsu, nieko neradau, supurškiau visas, supyliau, mačiau, kad gyvena tenais, kažkaip išsirinko, matyti, įsisprendė savo problemas, nes abi mamos ten buvo iš pietinės, vis tiek reiktų keistai, galvoju, kuri laimės, tą tegul ir būna, po to žiūrėsiu. Tai šiandien galvoju, reikia dar vieną nukabinti, ilgiausiai ten kaba, nežinau, sunkiai bus belia kaip turbūt. Bet reikia, jau prisiruošiau šiandien kažkaip taip, tai va to ir užsiimsiu. Šlapia, reikia guminius užsidėti. Gal nenukrysiu. Šiaip tai ir galvoju, ką čia filmuot, bet paklausysit, kaip steniu aš ten. Nes sunkiai bus turbūt tikrai. O ką, su bitėm nėra ką labai dabar daryti. Iš tikrųjų, taigi šeimos jau didelės, tenais nėra ką ten jau jas nesispečia dažniausiai tokiu laiku. Tai ką ten jos dirba savo darbą, jeigu aukštą kokį užmečiau. Tiesiog kai kuriem aukštus, tai va tiek tenais tiek ir dirbau. Karštagi buvo 1 savaitę, tai ten ką tu iš vis darysi, o lyjo. Tai reiks dabar dar motinėlės 5 pakeisti su Europą, kad jau duoda, ar kaip ten Europą, ar parama. Tai būtinai reiks dabar pakeisti. Biški bus reikalų, kaip didelės šeimos. Surasti mamą yra reikalų tikrai. Tai jaučiu, kad kitą savaitę, liko atostogų 1 savaitę. Reiks biški ir bitėm duoti. Oi, kaip nemėgstu. O kaip nereikia, tai tą mamą iškart pakeliu randu. Jeigu reikia, duodi ten tos rėmelius kelnuoti. Jau bitės irzlės darosi, ką darysi. Kai žiūriu, Liepa ūžia pas mane, mačiau, kai kas forum Facebook'e rašo, kad šiemet kažkaip tai neaužia, pas man tai labai ūžia prie Liepų, bet kad lyja, nėra kada jom tenais, tik pradeda jos ir lietus ateina ir greit išplauna visą nektarą ir jau matau tokia, jau ruduoja, bet nieko. Visais metais ar ten Liepų žydėjo, nežydėjo, medaus buvo, visi pardavėjo turgui Liepų medus, švariausias. Tai bus ir šiemet. Šiemet kiek erkių, žinokit. Aš iki čia nuėjau pirmą pasižiūrėti. 4, man atrodo. Grįžau, 2 vėl radau, tuo pačiu keliu grįžau. Dabar atėjau, reikia pasižiūrėti. Aišku, visada jų buvo daug, bet šiemet kažkoks tai nesveikumas jau. Nebijau aš tų erkių, bet po to ta laimė ateis. Laimė šita liga, tai bus nieko gero. Opa. Kvopių čia man net neužtenka tiek, kiek reikia. Eikit sau. Va, koks vaizdas atsiveria man. Kas tamelėje gyvena? Nedaug matos tų bičių. Nežinau, kaip seksis man. Nieko neužsirengiau kostiumo. Reikia užsidėti šitą skafandrą, kad labiau į mešką būčiau panašus. Oi, nieko nepasikviečiau pagalbos, gali būti čia man reikalų, kaip jas nukelti. Bent vėjo nėra. Ir nukrysiu, tai kvieskit pagalbą. Aukštai. Įdomu, kaip atsuksiu. Čia kris ar... Kurva, įsigandau net pats. Kol vėjo nėra, tai aš jums pasakysiu, net nebaisus šią procedūrą. Kaip dėjau, tai čiagi dieve mane lingavo, mėtė. Ką dabar bandom padėti šitą, nuleidinėti kažkaip. Žiūrim, ką šiaip per svoris.
pagalbos nepaėmiau. Kur čia? Eikit savo. Fignia. Pasisekė. Pasisekė, kad pasiekiau vieną šaką. Biškį sveria. Biškį palsėt. Nu kaip steniu gerai. Įtikinančiai atrodo. Eikit savo. Bet tai, ką žinau, pavargau jau. Mešką pabuvau, gana paprastai pasisekė. Atrodė baisiau. Nu, nedidelis laimiai, nes ir bičių. Dar ką, atskrydo ten 3, dabar dar 9 nėra, gal yra jau. Bet šiandien lyja visą dieną, jis tokias biški ramesnės. O ką man su juo daryti, aš nebeturiu kur dėti, realiai avilių nebeturiu laisvų, nieko nebeturiu. Gal parduoti reiks. Nu, bus matyti. Gerai, bandau nutisti į vietą, kažkur į rūsį, gal padėsiu, tegul apsiramina. Gerai, pasportuosim dabar biškį. Nepatingėjau netgi dūminę užkurti. Labai įdomu. Bet kažkoks toks ramus, kad jisai, aš manau, kad čia šis minis pečiukas. Gerai, duodam dūmo. Gyvybės yra pagal garsą. Jo šiandien niekur neskraidė, tai... O, ko čia? Oi, dabar bus. Žinot, ko neturiu? Kalto. O, džioplys. Šiaip tai ramios tokios. O kaip aš be kalto atidarysiu dabar? Niekai be kalto čia reiškia. Oi, žioplys dabar. Eit negi namelį dėl šitiek. Nu, kažką kitą paimsiu. Paranka papuolė tas. Bet tai kokias ramios bent jau dabar atrodo. Biškį sukyla. Eikit žemyn. Nežinau, ar šitas peilis pakels. Eikit savo. Tai žioplys vėl aš, a? Čia taip viskas prabrinkė turbūt. Ir dar lietus girdžiu. Taip, nelyja jau gal 1,5 valandos. Nu, va. Negerai tas lietus. Nu, kodėl tu dabar lietų užėjai? Šią sekundę būtinai. Ant savęs dūminu. Gerai. Ką aš greit turiu pamatyti. Niekas nepamatysiu, bet įdomu. Pažiūrėti, ar didelis jis yra. Ką žinoma. Perų matau yra. Jeigu perų yra, jau neblogai gal. Bet ramės kokios. O eik, perų gražiai užvaryta. Žodžiu. Žodžiu, neblogai čia viskas. Tik tas lietus labai mane duoda ramybės. Kas čia byta dar? Sėdėkit ramiai. Suprantu, per lietų čia negeriausia. Bet tai kodėl dabar turėjo lyt pradėti, jūs man pasakykit. Tai aš taip jau stengiaus, pažiūrėjau, saulutė šviečia. Ir dabar dar beveik šviečia. Nu tuo jau. Noriu visus čia praeit, pažiūrėti. Ir mamą radau. Ir mamytė va vaikšto. Matot, kaip viskas gražiai.
Čia matau medaus prinešta. Gerai. Viskas. Viskas, gana čia kankintis. Labai šiaip kultūringa šeima. Viskas labai gražiai. Maisto turės. Viskas į rūsį nešiu. Tegul pabūna, apsiramina. Visai graži šeima. Dabar manęs pagaila, gal parduosiu. Kur aš įdėsiu, nežinau, bet gražios šitas spalvotos, geltonos. Man patinka, gražu kaip geltonos bitės. Viskas, lyja, šlampu, telefonas šlampa, viskas šlampa. Negalėjo palaukti keletą minučių, man dar reiks persirinkti namelį nueiti. Reikia kitas spiečius tvarkyti. Jau jis ten, nežinau, 3 paras ar 4 jau praleido Rūsy. Jau man neramu dėl jo, kaip ten jis gyvena. Šiandien iš ryto atsikėliau, pas bitės, nes oras geras. Nuėjau, susiradau 5 mamas, įsidėjau į narvelius. Ir kai keisiu dabar, nebus man sunku ieškoti, nes visas man stresas, atsivežu bičių krūvą. Ir eik, tada ten nerasi tą mamą, ant streso varai greičiau, kad ten Dabar sio. Viskas sudėta. Einu, vieną namelį ištraukiu, kitą įdedu. Ramu. Tai dėl to džiaugiuosi, bet vienos niekaip neradau, kur spiečių norėjau sujungti. Ir kuo ilgiau ieškojau, pradeda vagystės jau žiūri. Jau šiandien vieną kitą pradėjo pulti, negerą pasidarė prie bičių. Tai daviau pailsėti, bet ką. Norėjau vakare, galvoju, nuvarysiu vakare, tą spiečius tvarkysiu. Bet žinokit, tokį saulė šviečia. Taip padirbėjau, čia dar tą, ir taip alaus noriu. Bet noriu ir jum pafilmuoti. Nu tai ką dabar? Eisim per karštį, kad galėčiau alaus atgerti. Nes kaip atsigeriu alaus, tai manau negražu bus žiūrėti jum. Ir man nepatogu prieš jūs. Ir atvirkščiai kažkaip tai. Pripisusi mane žiūrėt, gana va. Jeigu norit pripisusi darbų, atvažiuokit. Namelį pažiūrėkit, kaip padarė. O aš ką, einu traktorių, užsikuriu, kad nereiktų nešti, nusivežu spietinę tenais. Ir bandysim paprastai taip sujungti, uždėsiu, nežinau, dar mamoje bandysiu surasti. Jeigu nesurasiu, ir nesurasiu. Tegul jos pačias tai įsisprendžia, nors norėjau aš ten tą pakeisti tą mamą. Tikiuosi, jinai susiras jos ir pasipjaus, kurį reikia, bet pabandysiu dar surasti, bet sakau, ieškojau, tikrai apie kokių 4 minučių, ten nėra tų daug bičių. Nesuprantu, kai kurios pastebėjau neslėpia mamos, o kai kurios, taip bitės paslėp bando. Bet ir taip pasisekė šiandien, gana greit 5 radau, aš jau patenkintas. 5 vis tiek yra reikalų. Gerai, gana kalbėt, varau, daryt kažką. Vis tiek gerai, kaip nereikia rankytėm nešioti. Nesveria, šiandien įpykdytos dabar jau. Čia matau dar vis kažkaip jos čia bando vogti dar viens iš kito. Neapsiramina iki galo. Nieko, ką darysi. Tai dabar greit, planas koks. Dar kart mamos pratikrinu. Nėra tai nėra, tai jos pačios išsink. Neturiu čia laiko ir noro žaisti su jom. Arbatos padariau. Dūmų turim. Bus čia visko. Paskutinis 2 turiu, viskas. Jau net jeigu reikia meduvę, kur pridėti, jau nebeturiu. Išnaudota viską šiais metais. Neblogai tada. Reiškia, kad medaus yra. Kaip ten, ne visi pilni, bet šiandien praėjau gražiai. Man atrodo, kad nereikia skūstis. Su spietinė prikolų kokių buvo. Einu į Rūsį. Žiūriu, kad čia tų bičių Rūsy yra. A jos kūdarą išsistūmė gabaliuką vienai pralysti ir ten jau jos apsigyveno jau ten. Tai žodžiu, biški, kaip visada, su nuotykiais. Gerai, reikia nežaisti, nes čia to vėl vagystės prasidės. Biški, aišku, po pietų dabar jau gal nebus taip jau blogai, kaip buvo. Kas čia, kai visada ramiai neišėjo. Biški, tai duodam švelniai, kad mama nepabėgtų toli gal. Ir ką, kur gali mama būti? Bėlė kur?
Jau šiandien tiek žiūrėta čia, kad nežinau, ką čia žiūrėti. Nu, betgi būnagi, kartais pakeliu ir čiakt ir yra. Nu, tai būtų gražu pagauti, nereiktų čia tos kovos, nes jinai man, nu, tokia. Pačia auginta per šalčius šituos, tai nežinau, nelabai gražinai nudeda, bet, žodžiu, pakeis būtų ramu. O vapsvos jau. Vapsvos. O pas jūs vapsvos ar širšės? Ot parašykit komentaruose. Nes pas vienus būna vapsvos, pas kai kurius širšės. Pas man krašte vapsvos. O jau širšinai, tai jau ten tie dideli, kur vagia bitės. Nu ir tarp tiek, tai kaip čia nerasti, bet kiaušinių tai yra. Tai deda, reiškia. Sakau, didžiausiose šeimose radau pikčiausiai, net šiandien tuich. Tokią turiu vieną, šiaip jau iš tikrųjų iš vis. Kai pradėjau, taip, iš bakvastą šitą bakvastą visiškai atsisakiau. Ant italių prasidėjau vien italės ir keičiu kelis metus taip. Viskas, jau jos va malonės, to eisiu kaip birutė ir sako, be pirštinių, nu iš tikrųjų. Va. Šitas irgi ramės, nei čia, kad norėtų jos mane mušti, nei nieko. O bakvastas kaip ant VF2 ar 3 ten pasidaro, o tada tai ateik pas man būdavo. Nežinau kodėl taip, bet galėdavo mane gyvą papjauti ir su rūbais ir visaip. Nu gana čia, gal kankint, gal labint, įsiaiškint pačias. Tai galėsit jau palasdavot mane dėl šito veiksmo. Sudedam atgal. Sakoma, būtų mažai bičių, tai dar taip biški gaila būtų, kad 2-3 šeimos žais taip. Nu čia turiu tų bičių, dar reiks ir taip sujunginėti šeimas. Jau reikėjo gal sujungti prieš liepų važydėjimą, bet jau yra kaip yra. Gerai, reikia ką daryti dabar? Kvapų terapijas darom. Gerai, pirmą sudūminam. Reikėjo gal dar apipurkšties, taip. Nes taip gal nedaug apsipurkš. Ai, neišiminėsiu, tingiu jau. Gerai, arbatos gavo. Ką dedam? Laikraštį dedam. Kur laikraštis? Taip, kažkaip dedam. Kažkaip tai taip netinka labai. Žinoma, vėjas turėjo užpūsti. Gerai, nepūsk vėjau biškį, dar palauk truputį. Na, paskaitys dabar. Iš tikrųjų pagalvojau, mama gal meduvėse, bet perūgį radau. Tai ne meduvėse. O, sudrumskime ramybę. O, jos norėjo išeiti senai. Gerai, kad dar sušlapint biškį. Mažiau skris. Kur jis? Oi. Uždarytos biškį pabuvo kurį laiką, tai tada vakare buvo ramesnės biškį. Nu va ir dedam. Kas daryti? Susipurk čia dar. Nu turėsi įsiaiškinti, kur ten mama dabar. Nu tai tikrai neradau. Ką aš daryti dabar? Gerai, čia toks tamsesnis. Nauji namai. Nu, vat vis tiek liūdžiu biškį, kad mamos nėra. Nu, vat dabar turbūt šitą mamą nugalabys. Toks gyvenimas. Čia biškį ir lavoniukų yra, ir visko. Kažkaip čia nesinori pilti. Bet jeigu mama čia yra, nepažiūrėjau, galėjau pažiūrėti. Ai, biškį. Kakalai visi nuėjo.
O bitės ir ne. Nu, negerai čia. Biški. Prisiterši. Gerai, jau matau, kad čia jau kažkas jau negražaus susidarė. Nelabai humaniškai gavosi. Gerai, uždarom. Ai, dar grotelės gal čia įdedam. Gražu žiūrėti. Bet nepiktos. Tiesiog skraido. Nu, reikėjo vakaro labiau palaukti. Nu, ką darysi? Nu, norėjau dabar eiti. Pavargau šiandien. Reikia eiti atsigerti alaus. Pasėdėti atostogas gi man, kas čia. Bet eikit, čia žiauru. Gerai. Suskraunam šmutkės. Visgi žiūriu, pagailo biškį atidariau šiems skylutę, kad pas mamą nueitų, nes jos prapačia, tai dabar negali kažkur ateiti. Tai va dabar atidariau, gal ir sulys ten. Nes biškį pasimėtė, kurios pakylo, tai jas neturi kur įeiti. Per apatinę tai nepriima niekas. Kai būčiau vakare tą daręs visą reikalą, tai jų tiek nebūt pakylę. Ir būt gal kažkaip susprendė, va dabar lys pradėjo, va lenda. Tuoj sulys ir viskas gerai bus. Ja, ten jos po to jau tą laikraštį išgrauž. Bet dabar jau va viskas, jau matau skylę, kai atidariau, jas jautė mama, o nežino kaip ateit pas mamą. Dabar va lenda per skylutę tą. Nu ir labai gerai. Aš jau žinau, kad bus klausimų ir komentarų, kaip čia viską sumečiau. Tai kaip atidariau angą, kur pas mamą kvapas iškart suėjo visas, nes neturėjo eit kaip. Esu video gal prieš metus kokius daręs, ten galit pažiūrėti, ten bičių šeimos sujungimas, man atrodo, vadinasi. Tai gal ten biškai teisingiau padariau. Nu kaip teisingiau, čia tiesiog paėmiau, sumečiau ir viskas, čia iš vis nieko kaip nepadariau. O realiai, jeigu norit, kad keičiat mamą, tai reikia ją dėti visada viršui. Nu, pažiūrėjau, atėmat ir du sujungiat, tai iš apačios išimat viršutinį, man atrodo, į viršų dedat ir tada jinai leidžia žemyn. Kažkaip taip. Bet pas man čia kaip dvi mamos buvo, tai iš vis gal nereikia taip daryti, bet nereikia, bet gavosi. Tai gavosi, tai dabar ką žinau, galim pasižiūrėti. Čia man įdomu. Ten jau popieris turėjo būti perskaitytas visas. tą laikraštį visai išimsiu. Jau persigandau, pradžioj pasižiūriu, yra laikraštis. Va, matot? Nu tai kaip ir susijungia tikriausiai. Susijungia viskas. Kiek paskaitė, tiek užteks. O, čia biški šiukšlė šitas. Nėra gerai tas laikraštis, žinau, man atrodo, komentavot kažkada. Ką darys? Anksčiau taip darydavo. Jau prilypęs biški. Jie sustvarko iš tikrųjų. Įsinešė, jiems nepatinka šiukšlė šitas. Nu va, iš karto lizdas jau pilnas darosi, nes buvo vis šonė palikta. Dabar va, okei. Kažkada rudenio pasižiūrėsiu, ar tikrai gerai viskas. Jei ką turiu vieną šeimą, taip rezervinę pasilikus. Jeigu viskas gerai, tai planuojant 11 eit, kaip sakoma, miegoti žiemai. Bet jeigu negerai, tai tą 11 galėsiu panaudoti. Nu, kažkaip va taip sugalvos toks. Šiaip ant 10 norėčiau. Bet jeigu taip sukris, tai sukris. Gyvena kažkaip daugiau bičių. Pilnas užima, pilna apačia. Kai dvi sujungiau, tai susijungia. Nežinau tik tai, kuri ten mama liko, ar geroji, ar blogoji, nes abi nelabai geros buvo. Tai kitiemet pasikeisim vėl, matinėlės žiūrėsim. Nes ir savo būna jau kaip daug, iš tikrųjų, italės, taigi jos, aišku, tranų kažkur kitur pasirenka, bet šiemet tendencija man buvo gera. Nu, jau jos nebepiktos darosi. Matot, nei puola nieko, tai darai sėdi. Tai aš laimingas. Ir kągi mes čia turim? Ogi italės turim. Vakaras, nes tik dabar bitės gavau.
Bet aš pasiruošęs, kai man būdavo stresas, gaunu 5 bitės ir reikia eiti ir ieškoti kažkur, nes jos vis tiek, na aišku, pagyvena ten, manau, ilgai gal, bet, nu, vis tiek norisi greičiau įdėti į vietą. Tai dabar esu pasiruošęs, bet irgi klausimas toksai. Aš tai kandį tešlos nedėjau, kaip ten į namelius sukroviau. Nes galvojau, nu čia diena, 2 kaltiau, dabar praėjo, man atrodo, 4 dienos. Kai mano mama uždėta narvelyje, bet neturi jokio maisto, tai nežinau, ar per tą narvelį pamaitino ar ne. Nu pažiūrėsim dabar, reikia eksperimentuoti, reikia žiūrėti, tik taip ir išmoksi. Nu kaip išmoksi, pamiršti, aš po metų vėl ką dariau. Tai šiandien koks tikslas, viskas paruošta, tik tai nuėmu, hop. Ir vieną išėmu mamą, kur yra, ir mama keliauja į šoną, naują dedu, išlaužiu iškart jau, kad pasikeistų mažosios. Nu, ne mažosios, palidovės. O jau po kelių dienų, kaip išvažinėsiu Vilnių, atidarysiu, kad ir mama jau išeitų. Nes, nu, gaila, jeigu ten užpjaus. Bet šiaip nenoriu prisikalbėti. Nebuvo man atveju turbūt, kad užpjautų tenais. Gal kartą, gal dar pradžioj kažkas buvo vieną kartą. Nenoriu čia girti italės, aišku, jos negirnaveiklės italės, bet ramios. Nu nežinau, kol kas ramios. Vieną dar tokią čiučiut piktesnę turiu, irgi pakeisiu motinėlę, bet tai čia ką turėjau, tai čia malonu, sakau, eisim va taip tuoj. Nu ką, gerai, dabar tikiuosi, kad mamas ten nenumirė ir kaip numirė, būt galėjo bitės sugalvot, kad jau čia, o, mamas nėra ir auginamės ir šašų bus pilna. Nu tai čia bus mano nelaimė, bet tikiuosi, kad taip nebus. O kaip tik gerai bus, kad jinai jau perų nebebus, nes kodėl perų nepriima kartais motinėlės, nes perų būna šviežių. Reikia, kad nebūtų perų, tada priims. Kodėl šitai keičiam? Nu, nes silpnai dirba, aš ir stiprinau šeimą ir viską, nu, nėra rezultato visiškai. Nu, atrodo, ir yra tų biški perų, bet nežinau. O, čia jau biški svorio yra, gražu. Galvoju, žiūriu ir nematau, kur lapšelis, nu šitas motinėlės namelis. Šaunė, aš jį čia biški padėjau matyti. Gal biški dūmo duosi, nors ir taip jo čia ramios. Pažiūrim, ar ten viskas gerai su to nameliu. Įdomu, mama gyva ar ne? Gyva mama. Abidna iš tikrųjų, a? Kartais taip mamos trūksta, atrodo, kur jie gaus? Ar va, sėdi jinai gražiausiai. Nu ir kas, kad sėdi? Gal kam reikia mamų? Ne, jau kaip bus laida, tai jau mamų nebebus. Su kaltuku paimam ir tą mažesnės durelės laužiam. Kol jos prasivalgys ten, žinokit, dar ne taip greičiai viskas atsitinka. Ir vakaras bitutės tokios nebais ramios. Į tą pačią vietą dedam. Prieš po kokių 3, kada čia šiandien ketvirtadienio vakaras, tai tikriausiai sekmadienį. Praeisiu, hop, atidarysiu pilnai ir tegul ten jos. Va ten matos pas mamą nori. Ai. Biški jaučiuos kaip šitas. Kai Hitleris koks. Nežinau, bet jam gal patiko pečiant kišti viską. Kur aš čia dėsiu? Teks pečiun dėti. Kaip ją myli, kiti žiūri. Nu ką darysi? Vieniems sekasi geriau, kitiems ne taip. Šiaip tai dar užpakalis geras toksai, bet nu, net buvo produktyvumo, nežinau kodėl šitai šeimai. O, tai kaip tenais reikia? Taip turbūt. Hop. Nelenda. Всё.
biški garsų buvo. Ir viskas, nu o ką daugiau daryti? Gerai, gerai, čia jūs mane dabar jau galėsit už šitos ženklus ten ir pakart gali dabar ir ten ir kalėjimam pasadinti. Nu bet tai buvo, ar ne tai buvo? Taip ir padariau. Nu kur aš jas dėsiu? Visi taip daro. Tai gal ne visi rodo. Sio, su šita ramu. Tai ir ką žinau. Ar jums čia rodyt visos? Ne. Atsibosgi žiūrėti. Tai visos taip pat vyksta procedūra. Atkeli, atidarau namelį vieną, tą mažesnį. O tą matėt kaip. Все, давайте. Tai primetat, prikolas buvo. Nu, va, laužą užsikūręs tokį. Sėdžiu atsisinešęs motinėlės. Nu, nenorėjau ten kaip prie jūsų. Atsinešiau čia visas ir, nu, ir kratau tenais. Nu, kas daryti su jam? Ar palikti jos, kad kankintųsi ir taip numirtų kažkur, tai ar čia gana greitai vis tiek mirtis. Tai kažkaip reikia elgtis su jom, nes, nu, nežinau, jūs gal kažkaip kitaip darot su jom, nežinau ten kaip. Žmonės vieną bitę nori išgelbėti, ten nežinia, kiek jie ten ką planuoja, ar kaip jie daro, ar kaip jie ten maitina. Nu, tiesiog gyvenimas toks, kad reikia kartais imti ir įmesti tą motinėlę, kad ir jinai ir kaip svarbi, jeigu dabar man kažkurių nepriims, iš kur aš ją gausiu. O žiūrėkit, gaučiu motinėlę, tai ir skraido. Taip ir bus. Ką aš norėjau pasakyti? Dedu ir bakt motinėlę išskrydo. Ir dabar jinai, nu, galvoja, kad tik į avilį negrįžtų, bet matau, kad negrįž, va jinai. Va, nusileido. Nepaėmiau. Nu, tai matyti, negrįž, tai avilį tai negrįž, bet prikolas, tai būk, tik tai atidarinėjau kratyti, būk ir įskrydo. Tai ką aš pabijau labiausiai, kad grįž į tą avilį, iš kurio paimta buvo. Ir ką, ir viso, man problemos. O galėjau dar progą pagaut buvo, bet nepagavau. Gal dar atskris. Va, jinai čia duodas, nežino. O, nuskrydo link avilių. O, gerai matosi. Vėl grįžta. Nu, pamedžiosiu šią. Tai gal negrįš į avilį. Būtų žinojus, kur grįžti. Jau grįžtų. Va. Va, į šitą pačią ir grįž į šitą. Va. Nu va ir baigėsi. Viskas. Tai aš tiesiog norėjau parodyti, kad galbūt prisidirbau, bet neprisidirbau. Tikiuosi, motinėlės visos 5 bus priimtos, nes jei ne, jau problemos. Nes, nežinau, galėjau gal kandį dėti, jas bandyti išlaikyti. Saugiau tai būtų, bet kur aš savaitę šiandien išlaikysiu jų. Reiktų gal tada daryti kažkokią mažą šeimą sukurti. Bet vėl reikia kur tai sukurti, spetinį bent, kelis rėmus, bet kad, nu, žodžiu, galima, bet rizikuoju. Nėra protinga rizikuoti, kur galima tikrai spetinę gal šalia pastatyti ir ten matinėlę perkelti tenais su vienu kokiu rėmu ir tegul jinai ten gyvena. Nu, darau kaip darau, gal gausis. Jum aišku, ačiū, kad žiūrit, nes, nu, malonu, kai kažkas žiūri. Tai mano atostogos viskas, 3 savaitės sudegė, video nemontavau, nu, tiesiog, nenorėjau nei kompų žiūrėti, aš su kompais tai kažkiek dirbu, tai man blogiausia, nesinori per atostogas nei kiek aš to kompą, nu, nenoriu matyti, man vimdo. Tai dėl to ir atostogos pailsėt nuo jų, tai kažko prifilmuota yra, tai čia toks atostogų kažką, ką čia krapščiausi ir dar keli video turbūt bus kitaip. Tai reiks grįšiu į Vilnių, susimontuosiu ir paleidinėsiu. Tai, ką žinau, fainiai viskas.